my issues are. Nesvarbu, kokios mano I'm gonna situacijos ir raise problemos. up a mighty standard for Jesus. Aš iškelsiu aukštai tą vėliavą dėl Jėzaus. Because greater is he that is in me Nes tas, kuris yra manyje, than he that is in the world. yra daug stipresnis už tą, kuris yra pasaulyje. And I am Ir aš esu the expression of Christ. Aš esu Jėzaus atvaizdas. And I am Ir aš esu the declaration of Christ Jėzaus deklaracija in this world. šitame pasaulyje. Come on. The only Jesus the world is going to see. Ir pasaulis Only pamatys, Jesus Jėzų. the world is going to see Būtent tą Jėzų, kokį pasaulis pamatys. is you, Tai yra tu, the church. bažnyčia. If you are miserable and defeated, Jeigu tu esi pralaimėjusi ir nuliūdusi, backbiting, gossiping, jeigu tu apkalbi, fault finding, vis ieškai kaltų, always talking about your problems, visą laiką kalbi tik apie savo your problemas, sicknesses, apie savo your ligas, aches, your pains, apie savo your skausmus, issues. apie savo situacijas. Who out there in the world, O kas pasaulyje with all of their problems, su jų problemomis? wants to be what you are? Kas iš jų norės būti toks kaip tu? I don't. Aš nenorėčiau. I don't. Aš nenorėčiau. When you see people in the world living more victoriously than believers, it's shameful. Ir kai tu matai, kai pasaulyje žmonės gyvena pergalingą gyvenimą, negu tokį, kokie tikintis gyvena, tai yra gėda. Come on. When people in the world are living more victoriously than people in the church, it's shameful. Iš tikrųjų, tai yra gėda, kai pasaulio žmonės nugali, o bažnyčios pralaimi. The solution to your problem Būtent tavo problemos sprendimas is not you, nesi tu, not some preacher, ne pamokslininkas kažkoks, not some healing evangelist, nes kažkoks išgydymo evangelistas, but Jesus. bet Jėzus. See, none of us has an excuse. Todėl niekas iš mūsų neturi pasiteisinimo. None of us has an excuse. Nieks negali pasiteisinti. He conquered Jis nugalėjo, that I might live, kad aš galėčiau gyventi, that I might have life, kad aš turėčiau gyvenimą. and that more abundantly. Ir dar daugiau, kad turėčiau perteklinai gyvenimą. Hallelujah! He's given us life, Jisai mums davė tą and gyvenimą. that more abundantly. Ir būtent tą perteklinį gyvenimą. And he will add all these things to me, Ir visus tos dalykus jis mums pridės. because that's his kingdom. Nes tai jo karalystė. Beloved, we need to start living the kingdom. Mums reikia pradėti gyventi karalystėj. We need to start being the expression and declaration of his kingdom. Mums jau reikia patapti jo karalystės atvaizdu ir skelbti savo gyvenimais. There's the natural kingdom of this world, and there's the supernatural kingdom of Almighty God. Yra natūrali šio pasaulio karalystė ir yra antgamtinė karalystė Dievo. And the supernatural kingdom of Almighty God transcends, is over, is more powerful than the kingdom of this world. Ir antgamtinė Dievo karalystė, jinai padengia šio pasaulio karalystę, jinai nužengia, pripildo šio pasaulio karalystę. Most believers Dauguma tikinčių are like chickens. yra kaip viščiukai. You ever watched a chicken? Esat žiūrėję, kaip viščiukai bėgioja. It never ceases to amaze me how chickens live and they don't get a neck ache. Ir man tiesiog stebina, kaip viščiukai gyvena, nes jiems dar nėra kaklas Ever watched a chicken? sutvirtėję. They spend their whole life with their head down, looking in the ground. Jie visą savo vaikystę praleidžia tik napsėdami, žiedami žemę, Finding some scrap to eat. ieškodami kažką tik pavalgyti. Yeah?
And sadly, most of the church is just like a chicken. Ir kaip be būtų gaila, bažnyčia tokia ir yra. Just the head down, looking at the world, looking at the problems, looking at the issues. Nuleidžia galvą, tik žiūri į problemą, žiūri į situacijas. That's why I love to take a chicken, Man todėl patinka paimti viščiuką, chop its head off, nukirsti jam galvą, throw it up in the air, išmesti į aukštai and watch it fly away. ir žiūrėti, kaip jisai skrenda. And then it lands in the grass and it flaps around in the grass. Tada jis nukrenta ant žemės, vartosi. And I say, yeah, there's a good picture of the church. Tai va gražus vaizdas bažnyčios. Flapping around in the grass, Tiesiog vartyti žemėje, flying with no direction, skristi be jokio tikslo, just going anywhere, anyhow. kažkur tai eiti, kažką daryti. Yeah. But the eagle Bet erelis gets up into the highest heights. pakyla į pačias aukštumas. Do you know that the super eagle flies up where the jumbo jets fly? Įsivaizduot, 40,000 feet up in the air. kad kažkokia rūšies erelių pakyla iki tokio aukščio, kur skrenda lėktuvai, And up at that incredible height, apie 10 km aukštis. the eagle can see for hundreds of miles. Ir iš to aukščio jis mato 100 kilometrų. And from that height, he rules the earth. Ir iš to aukščio jisai valdo pasaulį. He has lifted me up into heavenly places in Christ Jesus. Jis per Jėzų Kristų pakėlė mane į dangaus aukštumas. He has made me to look down. Jisai pakėlė mane ir I leido, rule in the heavens. kad aš pažiūrėčiau į pasaulį iš aukštai, kad valdyčiau iš I dangaus. have dominion by the power of Christ. Jėzaus jėga, aš turiu valdžią, I see what goes on the earth. aš matau, kas vyksta visame pasaulyje. I'm not a part of it, Ne tik tai kažkokią mažą dalį, like the chicken. kaip viščiukas. I'm a ruler of it, Aš esu valdovas virš like the visko, eagle. kaip erelis. When the eagle decides what he wants to eat, he just dives and gets it. Ir kai erelis apsisprendžia, ką jisai nori valgyti, jis tiesiog krenta žemyn. It's time, beloved, Brangieji, yra that we laikas, left behind all the affairs of this world, kad mes paliktumėm šio pasaulio baimės už nugaros with all of its problems. ir visas tas problemas. See, we have a major crisis in Malawi, country Malavai of Malawi. dabar tokia krizė didelė. There's no fuel, Nėra kūro, there's no foreign money, nėra užsienio pinigų, there's no food, nėra maisto and there's super drought. ir didelė sausra. That's a disaster for any nation. Bet kokiai tautai tai būtų tiesiog didžiulė nelaimė. And I was lying in bed one morning and the Holy Spirit spoke to me. He said, I want you to, we had bought a piece of land some years ago. Ir kai aš gulėjau lovoj vieną rytą, šventoji dvasia prakalbo, We had bought some land some years ago. mes prieš kažkiek tai metų buvom nupirkę žemės sklypą. And the Holy Ghost said to me, I want you to clear that land. Ir šventoji dvasia man Now. sako, eik ir išvalyk tą žemę. Go and hire a bulldozer Tiesiog nusisamdyk buldozerį and clear that land. ir išvalyk tą žemę. So I sent Pastor Pezzi, the headmaster, down and he got a bulldozer. Ir, žodžiu, mano ten ūkvedys užsakė buldozerį. He came back very excited. Jisai grįžo džiaugdamasis. He said, I got the biggest bulldozer. Sako, gavau patį didžiausią buldozerį. It's a D9. D9 kažkoks tai. And I went cold from head to toe for a second. I said, Ir and Man how tiesiog, much? man tiesiog prakaitas išpylė ir paklausiau, o kiek tau sukainavo? And how much diesel is that thing going to drink every day? Sako, kiek tau dizelio tas buldozeris kiekvieną dieną valgys? And suddenly he realized, Ir jis suprato, oh my God. o mano He Dieve, said, Pastor, 600 liters pastoriau, 600 litrų į dieną. a day. Į dieną. I said, 600 liters and there's no fuel in the country. Tu įsivaizduoji, 600 litrų į dieną dizelio, o kai nėra aplinkui kūro, Yes, Pastor. nu tai pastoriau.
But you know what? God is God. Bet žinot, kad Dievas yra Dievas. If God told me to clear the land and hire a bulldozer, then God must supply. Jeigu Dievas man pasakė išvalyti tą žemę ir užsisakyti buldozerį, tai vadinasi Dievas ir aprūpins. Now let me tell you, the lines, the queues of people waiting for fuel can last 10 days and they go for kilometers just lined up waiting to get 20 liters of diesel. Jeigu nuoširdžiai aš jums pasakyčiau, kad tos eilės, kurios laukia dėl kūro, kad gauti ten buvo dozuojama po 10 litrų į dieną, jos kilometrais tos eilės. And here was I hiring a bulldozer and everybody was laughing at me. Ir štai aš užsisakiau buldozerį ir visi juokėsi iš manęs. Whoa, how do you think that thing's gonna run? Kaip tu įsivaizduoji, su kuo tu užkursi jį? I said, watch God. Sakau, pažiūrėkit, Dievas Watch veiks. God. Dabar Dievas veiks. We had that bulldozer working for 20 days. Ir mums buldozeris dirbo 20 dienų, 600 liters a day. 600 litrų per dieną, That's 12,000 liters of fuel. 1200 litrų That bulldozer never 12 stopped running tūkstančių for litrų lack of fuel. ir jisai dirbo kiekvieną dieną ir nesustojo. And at the end of 20 days, I had 200 liters left. Ir po 20 dienų man 200 litrų dar That's atliko. God. Tai yra Dievas. That's God. Tai yra Dievas. Come on. That might not seem a big thing to you. Galbūt jums tai atrodo nedidelis dalykas, You know, when you can just drive to the filling station and fill up. Get as Well- much as you want. kai jūs žinot, kad jeigu man reikia dyzelio, nuvažiuoju į kolonėlę ir prisipilu, kiek reikia. And I'm not kidding you, there is no fuel. Bet ten toj šaly nėra kūro. Not only did that bulldozer run for 20 days, but all our school buses have diesel every single day. They never stop running. Ir ne tik buldozeris buvo aprūpintas kūru, net ir mokyklos autobusai irgi nesustojo, nes turėjo kūro And pakankamai. everybody asks, how do you do it? Ir visi klausia, kaip tau tai pavyksta? I don't know how we do it. Aš nežinau, kaip man tai It isn't pavyksta. how I do it, it's how he does it. Tiesiog ne kaip man tai pavyksta, tiesiog kaip jis veikia. Hallelujah. It's Hallelujah. how he does it. Tiesiog This- kaip jis veikia. This is God's miraculous power in the 21st century. Tai Dievo antgamtiška jėga 21 amžiuje. Huh? It's not trusting the arm of flesh. It's not trusting somebody you know. Tai nepasitikėjimas kažkokiu tai kūnu, nepasitikėjimas tuo kažko, ko tu žinai, It's trusting the King of Kings tiesiog pasitikėjimas karaliumi. and seeing that his kingdom Ir kai matai, kad jo karalystė, is bigger than all the kingdoms of this world. kuri yra didesnė už bet kokią šio pasaulio karalystę, And he will provide ir jisai aprūpins supernaturally antgamtiškai, because that's his nature. nes tai jo tokia natūra. He's a supernatural God, Jis antgamtinis Dievas. and the supernatural is bigger than the natural. Ir antgamtiniai dalykai tampa gamtiniais dalykais. The problem with us believers, Ir problema su mumis we're tikinčiais. so busy trusting what we have in the bank. Mes pasitikim tuo, We're ką so mes busy turim trusting banke. the doctor. Mes pasitikim We're so daktaru, busy trusting the x-ray. pasitikim We're so busy rentgenu, trusting the pharmacist pasitikim vaistininku. that we don't need to trust God. Tada mums nereikia pasitikėti Dievu. I'll do it. Aš padarysiu tai. You know what? So God says, well, do it. Nu, Dievas sako, daryk. Do it your way Daryk, kaip tau sekas. and struggle. And Kovok, struggle kovok, and fight atrask and get frustrated ir nuliusk and get angry. ir pyk, But do it my way. bet daryk mano būdu. I'll take care of all the things. Aš visko pasirūpinsiu. You just rejoice in me. Tiesiog tu džiaukis You manimi, delight in me. gerėkis manimi, You get excited about me džiaukis manimi, because I am nes aš esu your reason to live. ta priežastis, dėl kurios tu gyveni. And you are my joy. Ir tu esi mano džiaugsmas, And you are my victory. tu mano pergalė, You are my praise. tu mano šlovė, And you are the reason I died. tu būtent dėl ko aš You mirėjau. are the reason I triumphed over the cross. Būtent
ant kryžiaus aš buvau dėl tavęs. So rise up Tai pakilk and be the true people ir būk ta tikra bažnyčia. that I have redeemed Ta bažnyčia, kurią aš išpirkau for my pleasure. dėl savo malonumo. Let us pray. Pasimelskim. Praise you, Jesus. Jėzus šlovė. Praise you, Lord. Viešpatie šlovinam tave. Is there anybody here this morning that says, I've never really applied the blood of Jesus to my life? Ar yra šiandien žmogus, kuris nuoširdžiai gali savo pasakyti, kad aš dar nepriėmiau Jėzaus kraujo? Anybody that says, I've never really applied the blood of Jesus to my life? Ar yra toks žmogus, kuris gali savo pasakyti, kad aš dar savęs nepatepiau Jėzaus kraujumi? If there is, just stand up. Jeigu yra toksai, Say, tiesiog I've never atsistok, applied the blood of Jesus. Just stand up. Where Aš- you are. dar nebuvau nuplautas Jėzaus krauju. Thank you. Anybody else? Ačiū. Ar yra dar? We have a counselor. Just come forward to the front here. Aleliuja, ateikit čia į priekį, prašom. Anybody else? Ar yra dar? Grokit. This morning, Šį rytą you say that I have been a fault finder, backbiter, gossiper. galbūt tu sakai, kad aš buvau bambeklis, kaltinau kitus, I haven't been the representation, aš nebuvau the expression, tuo atvaizdu and declaration ir liudijimu of Jesus Christ Jėzaus Kristaus, that I should be. tokiu, kokiu turėjau būti. I've been caught up with problems and issues. Problemos užvaldė mane, I've been caught up with people žmonės užvaldė mane, instead of caught up with Jesus.
Vietoj to, kad Jėzus užvaldytų mane. This morning, Šį rytą I want every yoke and every chain noriu, kad kiekvienas jungas broken ir pančiai so that I can become būtų sutraukyti, kad aš the tapčiau laisvas expression ir kad tapčiau atvaizdu, and declaration deklaracija of Jesus Jėzaus in this earth, šitoje žemėje, in these days of time. šituo metu. If that's you this morning, I want you to come up and just line up in front here. Jeigu tu nori, dabar prašau išeik į priekį, Same song. tą pačią dainą, jeigu galim.